Abejoju, ar dar yra tokių žmonių, kurie nėra matę filmo Švilpiko diena. Jei kažkokiu keistu būdu dar neteko, tai šiame visame pasaulyje populiariame filme pagrindinis veikėjas kiekvieną rytą pabunda į tą pačią dieną. Tai yra gyvena vienoje, kasdien besikartojančioje dienoje. Laikui bėgant jis artėja prie išprotėjimo ribos, bando nusižudyti, o galiausiai yra priverstas pergalvoti savo gyvenimo prioritetus. Bet tai tik komedija ir fantastika, o kas jeigu pasakyčiau, jog tai iš tiesų įmanoma? Labai panašus dalykas nutiko merginai vardu Riley Horner. Kaskart jai ryte pabudus, amerikietei atrodė, kad šiandien Liepos 11. Riley tai pasireiškia amnezija, kai smegenys nesugeba įsiminti naujos informacijos. Kiekvieną kartą pabudus ji nesuprasdavo pasaulio aplink save, neprisimindavo, kas nutiko, kad jau baigėsi vasara ir dabar nebe Liepos 11. Ir taip Springfieldietė kankinosi beveik pusę metų. I'm kind of in a fog and it's like everything's just black and confusing. If I learned anything yesterday, it's completely gone and I have to relearn that before I can even learn what we are doing today. Well, Riley, do you remember who I am? Not really. Dėl amnezijos ji prarado nemažai draugų, kurie su ja tiesiog nustojo bendrauti, teko išsiskirti ir su vaikinu. Iš atminties išsitrynė beveik 6 mėnesiai jos gyvenimo ir šio laikotarpio ji niekad nebeprisimins. 2019-aisiais gimtajame Springfielde vykusiame klubo vakarėlyje jai buvo sutrenkta galva, kai šokių metu vienas vaikinas šoko ant minios, kuri jį, kaip jūros banga, rankomis pradėjo stumti po visą salę. Esu tikras, kad tai esate matę filmuose, tačiau realybėje tai tikrai neveikia. Kažkam neatlaikius svorio, vaikinas nukrito tiesiai ant Railės, nemenkai sumušant jai galvą. Po dienos ligoninėje jai rimtesni sužeidimai nustatyti nebuvo, todėl mergina paleido gydytis namuose, kuri ir pradėjo jausti amnezijos simptomus ir net patirti traukulius. Like my last memory is of me at the dance. Tėvai išsigando, galvojo, kad dukra taps visiška daržovė, negalės mokytis, gyventi savarankiškai ar sukurti šeimos. Jos atmintis atsistatydavo kas 2 valandas, pradėjus snigti, klausdavo, iš kur vasarą atsirado sniegas. Merginą išgabeno į Jutos valstiją, čia vedė pas neurologus, kur buvo tyriamos jos smegenys. Paaiškėjo, jog jos buvo sukrėstos. Daktarai vaizdžiai palygindami aiškino, jog tiesiog išsijungia ir streikuoja viena jos smegenų sistemų. Tai pataisoma, tačiau norint ją vėl įjungti, reikės pereiti nemažai intensyvių ir sudėtingų terapijų. Paprastai panašiems pacientams prireikia pilno savaitės kurso, Riley prireikia 2, kadangi tokia amnezijos forma buvo itin reta ir sudėtingesnė. Draudimas medicininės išlaidas padengti atsisakė, o tėvams tai kainavo beveik 20 000 JAV dolerių. Tačiau ji dabar pradėjo atsiminti kone viską, neilgai trukus jos atmintis visiškai atsistatė ir sugrįžo. Dabar Riley, atsidėkodama savo gydytojams, svajoja tapti neurologe. Na, manau, kad pirmiausia reikėtų dėkoti tėvams. Būtent jų dėka dukra turėjo galimybę netapti tokia, kaip per filmą 51 pasimatymų, kur filmo herojė visą gyvenimą išgyveno tą pačią dieną. Taip netgi susituokė ir susilaukė vaikų. O kaskart pabudusi, kad viską prisimintų, turėjo išklausyti trumpą vaizdajuostę. Pavyzdžiui, kodėl yra nėščia, kas tas vyras šalia ir kokie jos vaikų vardai ir kad iš viso jų turi. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.